Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas. Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiais savo krašto kultūrą. Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais. Jūs klausotės laidos Vartai į 5 puses. Sveiki, mėly klausytojai. Vartai į 5 puses laida prasideda jau dabar, studijoje Rasa Karpavičienė. Ir tokia graži šventinė savaitė, mėlyjeji, Velykų savaitė. Išties ir oras mus džiugina, su nedideliais pagazdinimais, tačiau vis tiek oras puikus. Tai reiškia, kad pavasaris jau čia. Ir kartu su pavasariu, kai atgimsta gamta po tokios, ilgos žiemos, tai ateina daug švenčių pas mus. Ir pirmoji, tai žinoma, šventas Velykos. Štai vakar šventėme ir Jorę, Jurgines. Kaip ten bebūtų, mėlyjeji, bet šventę švęsti tikrai visada labai smagu ir mūsų protėviai labai mokėjo ir mėgo švęsti šventes. Šventė jas tradiciškai, turėjo savas tradicijas, savas apeigas kiekvienai šventei. Ir tai yra nuostabu. Kai kurios apeigos, kai kurios tradicijos yra išlikusios iki mūsų dienų ir mes jas iki šioliai praktikuojame, jas tęsiame. Tai ir margučių marginimas, ir Velykų ryto stalas su tradiciniais valgiais. Iš tiesų yra nuostabu, kad mes tas tradicijas palaikome, išlaikome. Na, o per Jurgines tai dar viena proga margučius dažyti arba likusius nuo Velykų
aukoti žemiai ir deiviai žemynai. Na, apie visą tai šiandieną laidoje ir pasikalbėsime ir su žinovėmis šitų dalykų, šitų visų tradicijų. Taigi tikrai laida, tikiuosi, jums bus įdomi. Galbūt sužinosite ir kai ką naujo, o jeigu ne, tai gal prisiminsite tai, ką žinojote. Na ir dar galime suspėti kai ką tradicijas, kai kurias panaudoti šią savaitę, juk tęsiasi Velykų savaitė. Na, laida prasidėjo folkloro ansamblio Gilė daina, kas dar teka per dvarelį, o dabargi pašlovinkim tą pavasarį. Folkloro ansamblis Gegutala padainuos dainą Atais, atais pavasarėlis. Na štai kaip smagiai nuskambėjo daina, o dabargi apie tas Velykas. Ir šiemet Velykos, na, tokios ganėtinai vėlyvos, nes tai yra kilnojama šventė ir kadagi galėtų būti švenčiamos anksčiausiai. Velykos tai yra kovo 22 diena, o vėliausiai balandžio 25. Velykos švenčiamos pirmąjį mėnulio pilnaties sekmadienį po pavasario lygiadienio, tai dėl togi ir yra kilnojama ta šventė. Iš tiesų, mūsų dienomis daugiausia, na, kai mes kalbam apie Velykas, tai girdimas toks krikščioniško tikėjimo pagrindas šios šventės, tai Kristaus prisikėlimo šventė, tačiau vis tik ši šventė yra susiliejanti su tomis senosiomis lietuviškomis, baltiškomis tradicijomis, su gamtos atgimimu, su atsibudimu po ilgos žiemos, su augmenijos prisikėlimo apeigomis, kuriuose garbinama Deivė žemyna. Ir čiagi aukojami yra margučiai žemiai, taip patgi daug kitų apeigų yra Velykų šventėje. Tikima, kad Velykų naktį vaikšto Velykų bobutė ir dedant palangės ar prie lovos vaikams margučius. Velykų papročiuose kiaušiniui apskritai yra skiriama didelė reikšmė ir tai laikoma gyvybės pradžia, viso ko atsiradimo pradžia, tad neatsitiktinai kiaušinis yra Velykų simbolis kartu su gamtos pabudimu. Taigi nemažai svarbus yra ir kiaušinių dažymo, jų keitimosi vieni su kitais margučiais papročiai. Ir Velykų metu taip patgi pusryčiai, pirmasis valgymas per Velykas prasideda nuo margučio, taip patgi daužimo margučio, neatsitiktinai. Tai viso ko pradžia. Labai smagu, kad Velykų margučių marginimo tradicijos paplitusios yra visoje Lietuvoje ir mes žinome daug įvairių būdų marginimo. Tai nuostabu, na, o šiemet ypatinga reikšmė skirta yra margučių marginimui. Apie tai papasakosiu ir paskelbėsime apie tai šiek tiek vėliau po muzikinės mūsų pertraukėlės. Na, o dabar pakviesiu jūs pasiklausyti dar dviejų gražių kūrinėlių. Folkloro ansamblis Goštauta padainuos dainą Velykų rytą lelyje pražydo, o Kauno bandonija pagrieš valsą. Klausykimės. Velykų rytą lelyje pražydo, ne dėl manęs vieno, tai dėl visos vietų. Lilė, 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 ne dėl manęs vieno, tai dėl visos vietų.
mažutis vaikelis, kaip po pėdelis, prie durų stovėdams, kiaušinio norėdams. Lila, lila, la, lila, lila, la, la, prie durų stovėdams, kiaušinio norėdams. Taigi, pavasario šventės ir ypatingai Velykos tikrai nesiejamos nuo margučių ir kiaušinių marginimas ypatingai vašku yra paplitęs visoje Lietuvoje, tačiau šios tradicijos kaip tokios išskirtinės tradicijos vertybės puoselėjamos šeimose, tai bene vienas didžiausių židinių yra Alytaus mieste, Alytaus apylinkėse ir neatsitiktinai šiemet margučių marginimas vašku šeimose Alytaus apylinkėse yra įtrauktas į nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą. Apie tai plačiau papasakoti kviečiu Alytaus miesto savivaldybės administracijos kultūros skyriaus vyriausiąją specialistę Virginiją Stanienę. Labą dieną, Virginija. Labą dieną. Na, tai jūs esate tas žmogus, kuris prisidėjote prie paraiškos rengimo, prie medžiagos rinkimo. Sakykite, kodėl taip svarbu buvo jums įtraukti į vertybių sąvadą būtent šią tradiciją? Pirmiausia, norėčiau pasveikinti visus su šventomis Velykomis ir norėčiau priminti, kad tai yra viena iš tų švenčių, kurios lietuvių kultūroje yra labai svarbios, turinti ir preliminalinį, ir liminalinį, ir postliminalinį šventimo laikotarpius, susidedanti iš 3 dalių, tai verbos, Velykos, atvelykis. Tai tikrai noriu visus dar pasveikinti ir pakviesti, nepamiršti, švęsti atvelykį, jurginės ir taip toliau. Na, o dėl pačios šitos vertybės,
aplinkybės, tiesiog tyrinėjant patį Alytaus miestą, kaip jisai kūrėsi, keitėsi ir kokios tos tradicijos čia suvešėjo, galima sakyti, ir sužydėjo, tai viena ryškiausių ir gražiausių tikrai buvo margučių marginimas vašku ir būtent per šeimos prizmę, kaip šeimoje perduodama iš kartos į kartą technologija, būdai, raštai ir tiesiog buvimas kartu, kaip jisai skatina santykius, apskritai vieni kitus gerbti, mylėti, perimti, bendrasios, sakykime, tas vertybės mūsų, tai būtent marginimas vašku yra ta tokia kaip geroji liga, kur galima tikrai perduoti ir vaikučiai noriai tikrai perima iš senelių, iš tetų, iš dėdžių, iš mamų, iš tėvelių. Tai tai tikrai tokia graži tradicija, kurią galima visą Lietuvą džiaugtis. Iš tiesų džiaugsminga, kad priimta, įtraukta į savadą, didelį darbą padarėte. Sakykite, ar labai plačiai yra paplitę, ar kiekviena šeima margina, ar tai yra vis tik kažkokios šeimos išskirtinės, nes saugotojų tai tiesiog yra sąrašas šeimų? Pirminių bandymų mes radome, čia aišku, su Alytaus kraštotyros muziejininkų pagalba, kurie savo miestą ir savo kraštą tikrai žino, išmano ir turi tas šeimas būtent, kurios yra pateikėjos medžiagos ir daiktinių visokių, sakykime, medžiagų ir išmanymo ir folkloro. Tai tie tokie užrašymai duomenų jau vyko ilgą laiką ir būtent mūsų muziejininkai pirminės tas šeimas atrinko. Mes turime 5 šeimų pateikėjus. Pagrindinė šeima, aišku, mūsų čia jau ir švyturiai tokie, galima sakyti, yra Lampickų šeima. Audronė Lampickienė Dikšaitė, jinai šią tradiciją perėmė iš mamytės Danguolės Dikšienės, o pati Danguolė, būdama jauna, ištekėjo ir atkeliavo į Alytų kurti savo šeimą. Ir šią tradiciją atsivežė iš Lazdijų rajono Babrauninkų kaimo. Tai pastebėjome, kad visų 5 pateikėjų šeimų tradicija iš Alytaus krašto, iš Alytaus apylinkių atkeliauja į Alytų per vaikus, per anūkus ir čia tiesiog įsitvirtina, galima taip sakyti, bet mes, čia kaip galima sakyti, tik pajudinom paviršių. Mes turime 5 pagrindinės šeimas, kurias įrašė Alytaus kraštotyros muziejus į interviu. Virš valandos laiko kiekviena pateikėja pasakojo technologijas, tradicijos kaitą, kas perdavė, kas perėmė giminėje. Ir tiesiog saugo tą informaciją. O anketiniai duomenys apriepia dar daugiau žmonių. Man atrodo, lenteles pildė virš 20 šeimų, o bendroji visuomenės apklausa apie tradiciją ir margučių marginimą, tai tiesiog pateikėjų buvo gal ir virš 100, kurie atsakė į klausimus bendrai, ką jie žino apie šią tradiciją, ar jinai aktuali ar ne. Ir pagal tai buvo sprendžiama, kiek jinai gyvybinga, kiek jinai reikalinga visuomenėje ir ką su tuo reikėtų daryti. Tai mes pradžiai galima sakyti, kad turime 5 šeimas ir tęsime toliau, ieškosime, nes jau dabar, kai parodas pradėjome daryti, atsiranda dar daugiau margintojų, kurie perėmė iš savo senolių ir Alytaus miesto ir krašto žmonių. Tai čia, sakau, tik pajudintas paviršius ir tyrinėsime toliau. Na taip, bet sutikite, Virginija, visoje Lietuvoje yra marginami, dažomi vašku, marginami kiaušiniai. Kuo jūsų krašto išsiskiria? Ar tai kažkas yra, galbūt raštai, galbūt dar kažkas? Ar čia tiesiog, kad šeimomis visomis margina? Marginimas vašku, jis toksai sakralus yra. Tikrai šis būdas, ši metodika yra labai ypatinga. Nes tas, kas nelaikė bičių, to vaško gaudavo bažnytėlėje. Būdavo ir kažkokios tai ten močiutėlės, kurios liedavo tas žvakes. Čia apima labai didelį tokį platų tų tradicijų spektrą. Net ir vaško paruošimas. Tikrai taip. Ir kaip, sakykime, viena iš pateikėjų Onutė
Sadauskienė iš Siponių kaimo Birštono savivaldybės. Sakė, jie ten labai retai, kas turėjo ir laikė tas bitutes, tai tą vašką, kuris nutekėdavo nuo margučio, jie atgaus jį surinkdavo arba netgi rinkdavo vašką, kai būdavo šermenys ir būdavo pagerbiami velioniai, tiesiog tas žvakutes, kurios degdavo prie velionio, tą nutekėjusi vašką irgi surinkdavo viską labai skrupulingai, nes tai buvo labai didelė vertybė. Na ir tiesiog visa šeima jau, kai reikia marginti margučius, prasideda preliminaliniu, kaip minėjau, laikotarpiu iš anksčiau, jau didįjį šeštadienį, didžiąją savaitę. Ir margina tikrai visa šeima. Mažieji, aišku, sutupia, jie bando, jie tik piešia, rašo ant tų margučių, bet jau žino, seka, jau junta liepsną, junta kaitrą, tą žvakutės degimą. Ir kartu piešia tuos ženklus, tol, kol, tie ženklai tiesiog gaunasi savaime. Patikėjai ir kalba, kad būtent tą, ką tu nori nupiešti ant kiaušinio, tu nežinai, pradėdamas, tu pradedi nuo ar kažkokio lašelio ar brūkšnelio ir tada ornamentas pats gaunasi. Kažkaip, tiesiog iš pasąmonės mes atkuriame savo, protėvių, gal tą, sakykime, palikimą. Taip, iš tikrųjų. Sakykit, Virginija, dabar, kai įtraukta į vertybių sąvadą ši tradicija, kaip manote, galbūt ji dar labiau plėsis ir gal atsiras daugiau žmonių norinčių išmokti šios technikos? Ačiū už klausimą. Apskritai susidomėjimas etninė kultūra, tradicijomis ir paveldu, jis jau stebimas, galima sakyti, pastaruosius 10 metų. Gal net ir dar nuo seniau jau mes atsigrėžėm į tai, ką mes taip lengvai, sakykime, ir pametėm. Ir mano kartoj tas atsitiko, mamytė man pasakoja, kad jos senelė margino įspūdingai gražiai. Bet štai taip atsitinka kartais, kad mes, neperimame, gyvenimas atsitinka. Dabar jau mes susidomim, kažkas audė, kažkas buvo ten puodžius, kažkas ten keramiką darė, kažkas ratus. Ir mes tikrai noriai, nes tos žinios ir tos tradicijos dar čia pat. Mes matėm vaikystėje, mes kažkas gavom dovanėlių iš kaiminių ir aš nežinau, ar audinio gabalėlį, ar malatys. Ir mes dar galime atkurti tą medžiagą. Mes dar patekėjų turime. Vokietijoje atsitiko ar Didžioji Britanijoje. Viskas dar gyva čia pat. Tai tikrai yra numatytas 5 metų pradžiai tradicijos populiarinimo, skatinimo ir stiprinimo planas. Į tai įtraukti mūsų Alytaus miesto savivaldybės kultūros įstaigų padaliniai ir pasiskirstėme pareigas, bus numatytas ir biudžetas, žinoma, ir mes kiek tik galėsim, tikrai prisidėsim ir ta tradicija, net nebejoju, kad jinai jau dabar stiprėja, nes ir parodos vyksta, ir straipsniai, ir medžiaga dalinamasi, metodologija, spalvomis viskuo, visa ta išmonė, kuri buvo surinkta iš tų 5 pradžiai šeimų, ar ne, ir dabar jau tikrai žmonės, statistiškai netimant mūsų Alytaus kraštotyros muziejų yra vykdoma ne pirmi metai edukacijos, tai šįmet būtent marginimo vašku edukacijos vyko net keletą kartų prieš Velykas ir buvo visiškai užpildytos visos grupės, tai tikrai mes stebime susidomėjimą būtent autentiško, originalaus, dzūkiško marginimo vašku tradicijos žinojimu. Labai smagu. Ir paskutinis klausimas jums, Virginija. Aš suprantu, kad kiekvienam žmogui, kuris tas tradicijas puoselėja, yra labai svarbu ir pasididžiavimas, kad priimta ši tradicija įtraukta į vertybių sąvadą. Jiems tikriausiai taip pat ir jums asmeniškai prisidėjusiai turbūt irgi labai svarbu ir gera. Taip? Ir kodėl? Žinoma, pasididžiavimas, tai čia mažiausia, kaip galima jaustis tuo metu, nes pirmiausia, tai turbūt pagarba, tiesiog prisiliesti prie šios paraiškos, nes mes čia keli specialistai ruošiam, aš tik
dalį to darbo atlikau, tačiau tą medžiagą tu perimi, giliniesi, skaitai ir tie lobiai informacijos, su kuriais tu tiesiog gali dirbti ir prie ko prisiliesti, tai žinokit, aš neslėpsiu, aš kai klausiausi interviu pateikėjų, tai ir juokiausi, ir verkiau. Mano bendradarbės mes dirbama keli specialistai kabinete ir tiesiog stebint mane, aš nežinau, ką turėjau pagalvoti. Nes tai tikrai iš visos širdies pateikta informacija, kaip šeimos gyveno, kaip jie šventė Velykas, kaip lėkdavo pas Krikštų mamytės į visai kitą kaimą, ten už jūrų marių, už miškų, kaip jie eidavo laimingi namo su tais margučiais, kaip ypatingai džiaugsmas yra gauti raudoną, juodą margutį. Ir kaip ten paslydus kažkur prie upelio griūna, sudaužo, pilni kišeniai košės ir visi juokėsi. Tai yra tokie nuostabūs dalykai, kad tikrai yra verta aplink save pasidairyti ir ką mes dar galim pakalbinti, užfiksuoti, gal į dienoraštį, gal kažkur tiesiog, tikrai skatinu visus rašyti dienoraščius, fiksuoti, nes tai yra nuostabu. Arba įrašyti diktofonus. Taip, iš tikrųjų. Kągi, ačiū labai, Virginija, jums už tą darbą, kurį darėte, jums ir jūsų kolegėms. Tikrai padarėt labai didelį darbą ir labai, labai vertingą. Ačiū jums. Dėkui už jūsų pasidalintas mintis. Kalbėjomės su Alytaus miesto savivaldybės administracijos kultūros skyriaus vyriausiaja specialiste Virginija Stanienė. Kalbėjome apie tai, tą visą darbą nuveikta, kad margučių marginimas vašku šeimose Alytaus apylinkėse būtų įtrauktas į nematerialaus kultūros paveldo sąvadą. Taigi, tai dar viena vertybė, kuri tikrai verta pačių gražiausių ir geriausių žodžių ir labai didžiuojamės. Na, o po šio pokalbio dabargi kviečiu pasiklausyti taip patgi dzūkiškos dainos. Balti beržynai dainuoja folkloro ansamblis Nendrelė. Balti beržynai, tankus kaduginai, aš per jį eidamas takelius numyniau, aš per jį eidamas takelius numyniau. Aukštas Vilnos siena, gulmergelė viena, keldamas dūmojo kartelį ne vieną, keldamas dūmojo kartelį ne vieną. Kur mudu stovėjo, žolelė žaliavo, kur žodį kalbėjom, vėjelis šuravo, kur žodį kalbėjom, vėjelis šuravo. Tu sakei, mergelą, kad tu esi štyra, kad mani nematai, tau bernelių yra, kad mani nematai, tau bernelių yra. Dabar sužinojau tavo teisingumą, su kitais berneliais žodelių meilumą, su kitais berneliais žodelių meilumą. Lik sveika mergela, čia tau balta ranka, nuo šio vakarėlio tegul kiti lanko, nuo šio vakarėlio tegul kiti lanko. Oi, tu kuose Vartai į 5 puses. Jori joružė, kelkis iš žemės, žydėk žaliuok žemelė šventoji, saulė tau šypsos, vėjas tave glosto, kelkis joružė, laukai tave trokšta. Tokiamis dainomis
apdainuojama Jorė šventė būdavo. Taigi Jurginės arba Jorė, viena seniausių pavasario švenčių lietuvių kultūroje, minima buvo vakar, mes minėsime ją šiandien su jumis kartu. Ši šventė yra siejama su gamtos atbudimu, su žemdirbystės sezono pradžia ir žinoma gyvulių išvarimų į ganyklas bei dievybę Jorę, žalumos gyvybės ir pavasario deivę. Na ir, kaip jau sakiau, vienas svarbiausių jurginių vienas svarbiausių papročių tai yra gyvulių išvarimas, pirmasis gyvulių išvarimas į laukus. Žmonės tiki, kad šią dieną reikia išvaryti gyvulius pirmą kartą ganytis, kad jie būtų sveiki visus metus. Na ir pagarba žemei, tai dar viena graži tradicija, vienas paprotys. Prieš pradedant dirbti laukus, kai kur jau aukojama žemė ir duona, ir kiaušiniai, tie patys margučiai. Šį kartą greičiausiai, kad likę nuo Velykų, nes Velykos ką tik buvo. Taip pat gėlėjami gėrimai žemė, žemynai. Na ir tikima, kad taip galima padėti, palenkti gamtos jėgas derlingumui, kad derlinga žemė būtų, dėl to ir tos aukos. Taip patgi nesiejama ir ugnis, ir vaišės, žinoma, visa tai yra Jorės šventės tradicijos, apie jas plačiau pakalbėsime iš karto, ko gero, kai pasiklausysime dar vienos gražios dainos, kurią mums padainuos Kukumbalis, tai Žvenk žirgelė. Na, o Kapela lipk ant sienų pagrieš veršį. Pasiklausykime. Žvenk žirgelę, per maras laukdamas, verk mergelą laivelį sėsdama. Aš nežvengsiu, per maras laukdamas, aš neverksiu laivelį sėsdama. Žvenk žirgelę, palankių šienelių, verk mergelą variniųjų dienelių. Aš nežvengsiu palankių šienelių, aš neverksiu variniųjų dienelių. Žvenk žirgelę, čisto brakėliu, verk mergelą rūtų vainikėliu. Aš nežvengsiu čisto brakėliu, aš neverksiu rūtų vainikėliu.
Na, o dabar apie Jorės šventę ir apie jos tradicijas plačiau kalbamės su etnologe folkloro ansamblio Altonė vadovė Jūratė Bytautė. Labą dieną, Jūratė. Labą rytą. Na, sakykite, štai Jorė ateina. Ar tai ši šventė turi daug sąsajų su Velykomis? Na, bent kokių? Ko gero margučiai. Kiaušiniai, gal teisingiau pasakius. Minutėlę biškį perjungsiu. Gerai. Na va. Kažkaip blogai girdisi. Aha. Reikėtų radiją patylinti arba išjungti ir tada kalbam per telefonu. Tai su Velykom žinoma, kad turi daug ir bendro kartu ir šiemet visiškai laikas sutampa pas mus ir Jurginių ir Velykų. Senovėje šitą šventę turėjo Jorės vardą. Ir kągi mes vėl turėtume apdažyti kiaušinius. Šiemet jau kaip ir prie Velykas prisidažėme, tai visko yra. Ir kartu daug bendro ir yra savo ypatybių. Šito laiku ir prasideda ir javų lankymas, kas, senovėje žmogui buvo labai svarbu, kad, kaip sakyt, kad tas derlius būtų, reikia su ta žeme ir pabendrauti. Ir labai gražus toks yra užrašymas yra, kad kai žmogus ateidavo savo lauką aplankyti, atsisėsdavo ant žemės, pasidėdavo tą duoną, kurią neždavosi, tos kiaušinius, kurias neždavo aukot šalia. Ir klausydavosi ranką ar ausį padėjęs ant žemės, kągi jinai kalbės ar nekalbės. Jeigu žemė tyli, tai sako, prasti metai bus. O jeigu atsiliepia, tai žemelė kalba taip, slinkis toliau, aš čia sėsiu. Tai sakydavo, kad tuomet bus labai, labai geri metai. Va vienas toks gražus pabendravimas su žeme. Tai apeidavo lauką, apžiūrėdavo, tarytum kaip palaiminimas kažkoks, kad būtų derlius geras, jeigu duona atneša. Ar kepalas? Taip, čia buvo labai tikima, kad pabendravus su žeme, mes ir kaip tarsi su gyvu, tokiu, kaip sakyt, su gyvų reiškiniu mes ir palaiminimas, ir paaukojimas kiaušinio ar duonos reikia, sako, užkasdavo ten kampuose lauko. Ir tas pasivoliojimas ant žemės, kai mes savo gyvybinę jėgą perdodam žemė, o žemė perdoda mums savo gyvybinę jėgą. Ir mums. Čia toks tarsi apykaita vyksta. Ir toks labai gyvas tas bendravimas. Bet yra ir dar daugiau apeigų. Čia ko gero ir vanduo nesiejamas, ir ugnis taip patgi per Jorę. Taip, per Jorę, žinoma, ir dar daugiau apeigų vyksta. Ir tas apeiginis, kas dabar irgi galėtų būti apeiginis laistymasis ir supimasis, tokie labai linksmoji, kaip pasakyti, šventės dalis. Nes, tas laistymasis, žinoma, prasidėdavo jau nuo užgavėnio. Ir liedavo ir per Jurgines, per Jorę vienas kitą, moteris vyrus, kad smagus būtų, tėvai savo dukras, kad greičiau ištekėtų. Tas taškymasis, laistymasis, toks pasidžiaugimas to pavasariniu vandeniu. Ir kartu yra tas tikėjimas, kad jeigu išsimaudysi šitam velykiniam laike, Jorės laike, vandenį, upelyje, tekančiam į rytus, tai būsi sveikas visus metus. Toks pavasarinis maudymasis irgi toks labai, labai smagus dalykas. Žinoma, jį reikėtų atlikti saulei tekant, pasitikti saulę tokiu būdu. Taip pat ir supimasis, supdavos kuo aukščiau, tikėjimuose, močiučių atminty išlikę yra, kad supdavosi tam, kad linai aukštai augtų. Bet manau, kad tai ir smagumas, ir tas dainas tokias supuoklinės dainuodavo specialiai šitam sukurtas, vienos buvo linksmos, kitos tokios labai svajingos. Ir supdavo, žinoma, labiau netekėjusios merginos, tose dainose ir sakoma, kad jeigu jau stovi, tai negerai, jau negausi nei kiaušinių, nei visokio kito gero, nei piragų, nes, turi pasisukti būtinai. Na ir šita šventė vis tiek yra ta diena, kai ir gyvulėliai labai jau dėmesio susilaukia, tikriausiai, taip? Taip,
labai traškanė. Aha. Sakau, tikrai šita diena tai ir dėmesys gyvuliams labai rodomas, būtent per Jorę. Kam dėmesys? Gyvuliams, gyvuliai genami. Oi, gyvuliams dėmesys. Žiūrėsi, arkliai gyvuliai, o čia aukštaičiuose ypatingai išlikęs buvo paprotys būtent arklius maudyti netgi per Jorę. Išsivesdavo visi ūkininkai savo tos arklius, kad jau visi pamatytų, kokius gražius per žiemą išlaikė, kokie apvalus, kokie gražus. Ir ten per tam tikrą tiltą eidavo, kaip sakyti, ten virvės vesdavo, o arklys jau plaukdavo per upę. Bet, šiais laikais gal jau nebėra šito papročio, bet kad pasidžiaugti ir išvaryti gyvulius į lauką, tai jau būtina buvo. Šiemet, žinoma, toks gražus pavasaris, tai jau čia tie gyvuliukai gal ir anksčiau išėję į laukus yra. Bet ir tas pirmas išvarimas buvo ypatingas. Dabar mes tos gyvuliukus turim šalia, dažniausiai tvartuose, ar kad ir ganyklos visos aptvertos saugiai labai. O kad jau tie vilkai neimtų, tai ir su kadaginiam verbom apsmilkydavo. Ir kiaušinį per šoną margutį paridendavo, kad jau tas gyvuliukas visas apvalus, visas gražus būtų. Ir to šventų vandeniu pašlakstydavo. Ir netgi sako, tai būdavo, kad atsisukę nugarą į bandą mesdavo margutį ir jeigu į kurį gyvulėlį pataikydavo, tai to labai ir nesaugodavo. Sako, kad čia jau, kaip sakyti, auka vilkam, auka miško jau tiem žvėrim. Ir pirmą kartą išgynę bandą, nešdavosi spyną atrakintą su savim į ganyklas ir parnešę jau užrakindavo, paslenkščiau padėdavo, sakydavo, kad dabar vilko nasrai bus užrakinti ir jau tie gyvuliukai bus saugus. Visokių tokių dalykų pilna ir ta margutė irgi ir po slenkščių kasdavo, visokių dalykų žmonės tai galvodavo, kad tik ta jų banda išliktų sveika. Ir ateina dar viena šventė Atvelykis, kuris tarytum užbaigs jau ko gero tą visą Velykų, tą šventinę savaitę. Čia yra dar sąsajų? Sąsajų yra daug, kaip pasakyti, čia tas mūsų lygiadienio šventimas, Jorės šventimas, Velykų šventimas. Velykos tarsi dabar tokia labiau krikščioniška šventė, bet aš manau, kad visose pasaulio dalyse tą pavasarį švęsdavo, ypatingai kur yra tas ryškus laikotarpio pasidalinimas į vasaros laiką ir žiemos laiką, nes seniau būtent taip dalindavo, ne į 4 metų laikus, o į vasaros laiką ir žiemos laiką, tai tarsi nauji metai ateina. Ir tas, Velykų savaitė užsibaigia Atvelykiu, vėl ridenam kiaušinius, vėl dėmesys vaikam labiau yra skirtas. Bet visa tai antiek persipinę yra, kad jau dabar šiuolaikinis žmogus gali, manau, švęsti kaip nori ir ką nori. Svarbiausia, kad švęstų, kad pasidžiaugtų tą gamtą ir gal prisimindamas tas senasias apeigas, kurios arčiau širdžiai tikrai kažką tai atliktų. Ir pasidžiaugtų. Kiaušinius dar visi dažome. Nepamirškime, kad juos, kaip sakyt, suvalgė tos lukštus, gal kur nors žemelėje užkasti irgi su tą mintim, kad tas kiaušinio visas tas prasprogusio to vaisingumo, tas visa stiprybė pereitų į žemę. Gerai, kai turim savo daržus, tą savo daržę galim padaryti. Neišmeskim tiesiog iš šiukšlių dėžę, vien tai būtų pagarba labai tiem dalykam. Ką minėjau, tas prausimasis, supimasis vėl lengvai atliekami ir šiaip tas toks pasivaikščiojimas po laukus, kad ir ne savo, vis tiek tos pavasarinės žalumos pasidžiaugimas, kad iš visos širdies džiaugtumėmės ir turėtumėm jėgų savo kasdieniam darbam. Ačiū labai, Jūratė, labai gražus jūsų palinkėjimas. Tai dėkui labai, kad papasakojot apie Jorės šventę ir gražių švenčių jums. Aš žinau, kad ateinantį sekmadienį jūs taip pat švęsite Jorės šventę. Taip, ant Pyplių piliakalnio šį kartą sukviesime visus Kauno rajono folkloro kolektyvus ir turėsim tokią šventę ir Kauno rajono 70-mečiui paminėti. Ir kartu, mums visiems kartu pabūti šitam nuostabiam pavasario laike ir atšvęsti ir Jorę, ir Atvelykį, ir visiems kartu pasidžiaugti.
Kągi, gražios šventės jums visiems ir ačiū už tokį malonų ir gražų pokalbį. Dėkui jums. Gražios dienos, Jūrate. Kalbėjome su etnologe, folkloro ansamblio Altonė vadovė Jūratė Bytautė. Na, o dabar pasiklausykime dainos apie ramius pavasario vakarus. Dainuoja Kupolė. Ramus vakarai pavasarėlio, žydėja žalioja, girios medeliai, žydėja žalioja, girios medeliai. Aukso lapai, sidabro žiedai ir ašaroti, mergelio veidai ir ašaroti, mergelio veidai. Mergelė mano, jaunoji mano, dėl ko taip nuliūdna, širdelė tavo, dėl ko taip nuliūdna, širdelė tavo. Dėl to nuliūdna širdelė mano, kad tu verno žėli, kitas mylėjai, kad tu verno žėli, kitas mylėjai. Nori kitas mylėjau, su kitom kalbėjau, bet tavi mergelė, širdelėj turėjau, bet tavi mergelė, širdelėj turėjau. Taigi pavasaris tikrai mums dovanoja, mėlyjei, daug gražių švenčių ir taip jau sutapo, kad didžioji jų dauguma va dabar ir šią savaitę. Žinoma, praėjusią savaitę prasidėjo verbomis, šiągi savaitę ir Velykos, ir Jorė, ir Atvelykis, tik spėkime švęsti. Na, o jeigu tas šventės akcentus, apie kuriuos pasakojo mūsų pašnekovė šiandieną, ir ugnis, ir vanduo, ir supavimai, ir margučių dažymas, jeigu viską įpinsime į savo šventės, tai žinokime, kad tai tik yra tąsa tų tradicijų ir perdavimas iš kartos į kartą. Ir žinoma, didžiulis malonumas. Juk pastebėkite, kaip maloniai laiką leidžia vaikai, kai šalia jų susėdi ir margina margučius.
Teko stebėti tokį vaizdelį ne vieną per šias šventės ir tikrai vaikai labai susikaupia ir jie labai lengvai perima tas tradicijas, kurias mes jiems stengiamės parodyti, perteikti. Jie labai mielai ir supasi ir jei šilta diena, tai ir vandeniu pasilaisti, žinoma, lauke, o jeigu vėsiau, tai ir galima kambaryje šiek tiek pasikrapinti vandeniu. Iš tiesų svarbu pats akcentas, svarbu pati tradicija, o kaip jau mes ją perteiksime, tai čia kiekvienas mes esame, tikrai gabus tą pasakyti savo vaikams, kaip tai daryti ir kaip dėrėtų. Kiekvienas atsineštas iš senų laikų, iš mūsų močiučių paprotys yra labai brangus. Ir kai mūsų pašnekovė Virginija pasakojo apie pateikėjų pasakojimus, tai iš ties tokių pasakojimų, ko gero, esame girdėję ne vienas iš savo močiučių. O jeigu dar negirdėjome, bet močiutės turime, tai būtinai pakalbinkime, iš ties surinkti tą medžiagą, išsaugoti, kad ir savo išsaugoti, o vėliau perduoti savo vaikams. Žinokite, kad tai yra labai labai didelė vertybė. Tik iš tokių pasakojimų mes ir žinome šiandieną, kaip turime teisingai švęsti, kas yra tos tradicijos, kokios jos ir kaip jos atėjo iki mūsų dienų. Tai būtent per tuos pasakojimus, per gyvus pasakojimus. Taigi visiems noriu palinkėti gražios ateinančios Atvelykio šventės. Nepamirškime, kad tai yra vaikučių velykėlės. Skirkime jiems daug dėmesio ir jų smagumui, pasilinksminimui ir tiems papročiams išsaugoti. Na, o linkėdama gražios šventės visiems, noriu padėkoti dar ir už tai, kad buvote šią valandą kartu su mūsų laida Vartai 5 pusės ir susitiksime jau po geros, po 2 savaičių, nes ateinantį ketvirtadienį šventinė diena, taigi susitiksime kitą kartą, kitoje mūsų laidoje. Laidą vedžiau aš, Rasa Karpavičienė. Gražios visiems dienos. Ralio dar valio, karvytės mano, ralio dar valio, aš jumis ganau, ralio dar valio, ir varinėjau, ralio dar valio, per visų dienelį, ralio dar valio, ir vakarėlį. Jūs klausėtės laidos Vartai į 5 pusės. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.